Sveiki. Nu ką, šiandien jau pradedam jau kombainą kitas vietas pradėti judint. Tai praeitą sezoną turėjom nemažai problemų su smulkintuvu. Būtent su šia vieta. Čia dar dedasi tokia šakutė, kuri reguliuoja smulkintuvo greitį nuo greitos į lėtą. Tai žodžiu, ta šakutė nusistumdavo ir įsijungdavo neutrali pozicija, tada niekas nesuka smulkintuvo, smulkintuvas sustoja ir tuomet nuo rotoriaus į smulkintuvą būna kamštis. O kamštis tai reikia pešt paskui, nes ten toks mažas tarpas yra padarytas, tai čia taip ardom va pasilipę. Diržą reikės va smulkintuvo į seną uždėti, nes senas kur kas geresnis negu naujas. O žodžiu, ta visa šakutė atrodo va tokia va. Šitas užsideda, jisai yra šitam. Ir čia va šakutės va šitie va, čia virinu kitus kietus varžtus. Žodžiu, va buvo va tokie va. Ir jie statydavosi į va čia va. Nu ir šitą rankeną visą tą šakutę pirmyn atgal va šitą va su visų guoliu stumdydavo ir junginėdavos greitis. Tai žodžiu, čia visai bandėm gelbėtis ir zateškiam ir virinimais ir tavo buvo va vienas tasai nulūžęs ir jį prasukdavo, išmesdavo iš va šito va. O kai išmeta, tada gaunas, kad perjungia pavarą. Ten labai laisvai stumdosi pirmyn atgal. Ir viskas, tai va dabar čia atpjausim, sutvarkysim kaip buvo. Čia naujus dedam. Tai va atardėm gražiai atsilupo. Galvojam, kad yra įgręžta ir įdėta ir įvirinta, bet pasirodo ant viršaus tiesiog uždėta ir užvirinta. Tai dedu irgi ant viršaus varžto kieto, kad ne taip greitai nuzulintų, jeigu judės ir viskas. Tai einu virintis paskutinis likęs ir bus galima surinkinėti. Tuo pačiu išardžiau ir guolį. Paėmiau, sutepiau guolį iš naujo. Tai tiek žinių. Nu, turėtų laikyti. Nežinau, kodėl mes ją tvarkom šitą detalę, nes va šitą detalę va kainuoja 500 eurų. Be guolio, be nieko, guolis vėl dienas gerai 500 eurų. Tokia detalytė galėtų kainuoti. Tik tais dabar nežinau, ar gerai čia gavosi. Jis truputėlį palinkė žemyn, bet gal ir gerai čia viskas bus. O ir tiesiog jinai dabar taip užsidės, čia susidės guoliai. Guoliai kalsim, kad vėsin dabar, kad ir viskas nors. Ir turėtų laikyti. Tikėkimės nenuplyš vėl. O va už tos rankenos paimi. Ir perstumdai. Kurį velena, kad sukt pradėtų. Gal čia aukščiau bus. Ir bus super duper. Gerai, dedam į vietą. Ne, aš ardžiau, tai dabar nežinau.
kuria pusė buvo. Gal šitą. Jeigu čia virinta buvo, tai turėjo šitaip dėtis. Tas susistumdavo ir čia virindavos. Bet gal šitaip. Skaičiau, kad reikia šitą loktaitų įdėti. Į šitą vietą, tai dabar reikia ją nusiriebalint, kad neprasuktų guolio abojimus visos. Nes tada reikės visą detalę keisti. Jeigu kas. Tai jo, koks akmenukas praeitų. Arba plaktukas. Arba kaip yra buvo, kad plaktukas. Nu nieko, išsilygint, susidės, turėtų užsidaryti to lygiai. Ja, bet žinai, tai dabar lyginio, jie nenauja. Ne, tai. Ir šiaip jau čia jų tas kardai, žinai, yra nuo tos matys kardalas vis tiek. Dabar turi naujas vietą.
Nesu tikras, bet man atrodo 2 komplektai sietų pasakojo, kad kainuoja ar 15. Tai domai pigiau. Tai doną visą nuperki už sietus. Tai nežinau, žinai. Bet ar tikrai tiek kainuoja? Gal visi 4 tiek kainuoja? Bet kratomą lentą turi būti 800 zlotų. Nu. Jo, va, kai kurie tai minkštučiai jau visai. Vis tiek neturėtų, žinai, būti numatęs kažkiek padėdama nuo... Ten aš įsivaizduoju. Taip, nieko. O tai sietos tai? Ne, tai čia. Jau ir taip skaityk buvo čia tų. Gal yra pirktų vėjų, žinai, atskirai. Šukutės tas pasikeiti, kurios išsidaužė, nes jie yra pakeistų ir atrodo, kad labai panašiai atrodo jie. Kaip originalus. Tai aš galvoju, kad remontuojasi jie vis tiek. Taip, aš sakai, taip, bet tai duoda štangų, tai aš manau, kad turi būti alternatyva pigesniam dalykui. Tiesiog stumti reikia. Stumkis niekur nenukris į stumti. Prakelt, tik tai prakelt reikia biškį. Tau šitie kliūna turbūt, va. Ne, dar nekliūna. Tada stumtam reikia. Šito, o mes šito. Čia tą. Tas net nesipurškia ar purškis? Purškio, būtų karastus. Vietoj. Ir vis tiek jie baisus. Tai nebedaug trūksta iki 13 000 prenumeratorių, tai pasistengiam paspausti, visi prenumeruojam, būtinai užmeskit patinka. Na, aišku, ir parašykit komentarą, jeigu patiko video. Ką, susitiksim kituose video. Iki. Iki.